Radijas kalba, naujienos dega, bet degaliniai dega dar labiau kaina. Vėl konfliktai per žinias, vėl kalbos apie karą, bet man svarbiau skaičiai švieslentėje kyla be stabdžių. Vakar piliau pilną baką, atrodė dar normalu, šiandien už to pačią sumą tik pusę kelio namų. Valdžia sako, situacija sudėtinga, spaudos konferencijos kalba labai rimta, bet kišeniai vėjas, o kelias dar ilgas ir mašina be kuro, kaip paukštis be sparnų. Kuras kyla, kainos aukštai, visi skaičiuoja eurus tyliai, mažiau važiuoja, daugiau galvoja, kaip išgyventi iki rytojaus. Kai bakai tušti ir nervai ant ribos, žmonės randa kelią net be pagalbos. Degalinė brangi, tai ne juokai, kai kas į baką pila paprastą aliejų. Gatvėse kalbos tik apie kainą. Ar matei šiandien? Visiems ta pati drama, vienas persėda ant dviračio seno, kitas skaičiuoja kilometrus kaip pauksa, varikliai burzgia, kvapas kaip virtuviai, lyg kažkas keptų bulves miesto vidurį. Juokas per ašaras, tokia realybė, kai kelionė į darbo tampa prabanga. Kuras kyla, kainos aukštai, visi skaičiuoja eurus tyliai, mažiau važiuoja, daugiau galvoja, kaip išgyventi iki rytojaus. Kai bakai tušti ir nervai ant ribos, žmonės randa kelią net be pagalbos. Degalinė brangi, tai ne juokai, kai kas į baką pila paprastą aliejų. Gal vieną dieną kainos kris žemyn ir degalinė vėl bus paprasta stotelė, bet kol kas kelias ilgas ir brangus ir mes važiuojam kaip galim.